Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas dabar ne tik puikus krepšininkas, bet ir diplomuotas treneris. Rytinę treniruotę praleidęs aukštaūgis lankėsi Kaune, kur jam buvo įteiktas magistro diplomas. Plačiau reportaže. Į Lietuvos vyrų rinktinės stovyklą su prabangiu baltu Rolls-Royce automobiliu dar vakar atvykęs Jonas Valančiūnas šiandien jau Kaune. Aukštaūgis praleidžia rytinę komandos treniruotę. Tiesa, priežastis pateisinama. 34 uteniškiui įteikiamas magistro diplomas. Vienas žymiausių šalies krepšininkų baigė treniravimo studijų programą. Magistro darbą rašė anglų kalba, o žaisdamas Denveryje mokėsi nuotoliniu būdu. Daug varžybų praleisti dėl mokslo. Valančiūno atliktas baigiamojo darbo tyrimas skirtas besikeičiančiam aukštaūgių vaidmeniui elitinėme krepšinyje. Būtent tokiame lygyje, kuriame pats krepšininkas ir žaidžia. Kaip teigia Lietuvos rinktinės kapitonas, mokslo šaknis krimto, tačiau ne visos taisyklės jam buvo taikytos įprasta tvarka. Pavyzdingas su nuolaidom. Antrosios aukštojo mokslo pakopos diplomą gavęs Valančiūnas juokauja, kad nuo šiol akivaizdus pokytis gyvenime tik vienas. Ar kas nors pasikeitė po diplomą? Pasikeitė, dabar turiu diplomą. Tarp šių metų absolventų be Valančiūno garsių pavardžių ir daugiau. Buvęs rinktinės krepšininkas Rinaldas Seibutis, Londone dabar besidarbuojantis Tautvydas Sabonis, taip pat ir LKL kaip vyriausiasis Jonavos treneris šiemet debiutavęs Steponas Babrauskas. Pirmasis mūšis rinktinės jau Liepos 2 namuose lauks su Jungtine karalyste. Dominykas Grinkevičius, Mantvydas Prekevičius, Kaunas.